Pirmiausiai, kiekvienam restauravime, atkūrime tai yra vertinimas. Kas tai per objektas, ką su juo daryti, kiek nugremžti, kiek nuvalyti, ką keisti ir taip toliau. Ir tas vertinimas kartosis ir kartosis. Nepulti daryti. Pirmiausiai su galva pamastyti, pagalvoti, bet negremžti, neskust, nepjaut, neobliuot, neišmest detalės ir taip toliau. Dabar varčių išėmimą padarėm, išėmėm. Pamatėt niuansus, pakaitinom, jeigu neišsijama, įvairias ten taikom priemonės, bet ne tokias invazinės, kad sulaužt ant sulaužtuvų, išlupti ir taip toliau ir taip toliau. Tada antras žingsnis, negremžimas, neskutimas, nedažų nustatymas ir taip toliau, bet tai yra žymėjimas varčių ir stiklų. Stiklą mes pasižymėjom, o į varčią tą patį ženklą įkalame kaltu. Antras žingsnis, ne dažų nuėmimas, ne dar kažkas, bet stiklų išėmimas. Nes gremžiant stiklą išdaužot, o mes stiklą norime išsaugoti. Ketvirtas žingsnis, dar dažų nevalom, bet nuėmam visas metalinės detalės ir jas sudedam į bokaliukus, kurie irgi sužymėti pagal jūsų langą. Vinis, medsraigčius, visas furnitūros, visus elementus saugom. Juos toliau apdirbinėsime. Užraktai irgi. Lygiai tas pats su staktom. Kas prie staktų dirbs, furnitūrą į bokaliukus atskirus. Ir tik tada prieinam prie to etapo, kur kolegos labai nekantrauja, tai dažų nuvalymas. Jau Laimonas minėjo, kad stengiamės, nors ir objektas neregistrinis, bet ateities kartomis gali patapti registriniu, palikti informacijos. Tikslas nėra nuvalyti iki medžio, tikslas nėra paviršių padaryti visiškai glotnų kaip euro lango. Jeigu yra kažkokios istorinės žymės, mes jas ir paliekam. Jeigu yra puvėsis, trūkimai, kurie langui kenkia, mes juos, tarp kabučių tariant, gydom. Kitaip tariant, lopom, įklijuojam implantus, jeigu visai supuvusi detalė, keičiam. Aš visada lyginu daktarų darbą, operacinės, tai tie vadinami konsiliumai. Susirenka 3 profesoriai, jeigu neužtenka, kviečia 4 ir diskutuoja, ar pjaunam tą koją, ar paliekam. Bet turbūt visada koją norisi palikti ir kuo ilgesnė. Lygiai tas pats su langu. Principas tas, kad kuo daugiau išsaugoti autento. O ne taip, kad invaziniu būdu keisti, mesti ir taip toliau. Tai tas vertinimas visur akcentuojamas. Apie protezavimą tik ką pakalbėjau. Ką reikia, protezuojam, įklijuojam ir panašiai. Po protezavimo galutinis toks, visų pasišiaušimų, išdrėskimų pašlifavimas su šlifavimo kempenėlėmis. Dar kartą akcentuoju, nenorim padaryti paviršiaus visiškai glotnaus, kad žmonės neatskirtų plastikinio nuo medinio lango. Impregnavimas vyks aliejaus ir terpentino mišiniu. Jau taip reiškia, daugiausiai to terpentino pusė ant pusės galima ir 100% aliejumi, bet jis tada šiek tiek, reiškia, ne taip greitai skverbsis ir ilgiau džius. Tai mes, kadangi šiek tiek tokį intensyvesnį procesą turim dienose suspausti esam, tai mes jį skiedžiam terpentinu, kad greičiau, giliau įsiskverbtų ir ne taip ilgai džiūtų. Po impregnavimo, prieš impregnavimą žiūrėsim, kaip jums seksis komandom, tai yra metalų valymas. Metalų nevalome gremžtukais, skustukais, vieliniais šepečiais, mes metalus kaitinsime ugnyje. Atkaitinsime, nusivalys visi dažai, po atkaitinimo vielinių šepečių nuvalome ir prisodriname pušų degutu, derva. Stiklus pasiruošę, nusivalę, išsirėžę, jeigu reikia. Tada tokia beveik, sakyčiau, šitų mokymų tokia įdomiausia dalis, visiems jinai labai patinka, tai yra stiklų kitavimas, stiklų įdėjimas su kitu. Tai ten bus visa technologija, kito užtepimas, stiklo įdėjimas, stiklo įvibravimas. Vat mes iš Dieveniškėse, iš Norvegų perėmėme tą patirtį skandinavišką, šiaip pirštai spausdome, o dabar jau ekscentrinė šlifavimo mašinėlė mes
įvibruojam stiklą į vietą, taip jeigu tiesiogiai kalbant. Po kitavimo turėtų praeiti, reiškia, per naktį padžius kitas, tada dažymas vieną kartą. Antrą kartą atvažiuos meistras, kaip pilnai, visos medžiagos, kaip minėjo Laimonas, yra natūralios, sėmenų aliejaus pagrindu, dėl to džiūsta ilgai natūraliai. Negalima proceso paspartinti. Tai čia atvažiuos po 3-4 dienų meistras ir nudažys. Čia niekur nekalbam su staktom, bet su staktom viskas vyksta lygiai tas pats, bet jeigu žinoma staktose nėra stiklų ir taip toliau, bet tie etapai irgi taikomi tie patys ir staktom. Žymėjimas. Kad paskui langas atsidurtų savo vietoje, juos reikia susižymėti. Pradžiai mes užsirašysime su markeriu, o paskiau įsikalsime iš viršutinės dalies. Viską žymim akcentuoju iš tos pusės, iš kur žiūriu, tai yra iš lauko. Nevartykit, neapsukit. Ir žymėsim tokiu principu iš kairės į dešinę, nuo viršaus žemyn. Tai dabar šitą visą bloką pavadinsime pirmu, šitą bloką pavadinsime antru. Ir pradėsime varčia žymėti. Pirmo bloko pirma varčia, pirmo bloko antra varčia, pirmo bloko trečia varčia, pirmo bloko ketvirta varčia. Lygiai tas pats su stiklais. Viską žymim tiek stiklus, tiek varčias viršutinėje dalyje. Akcentuoju, prieš skutant dažus į viršų reikia įmušti kaltų. Kaune jau turėjome problemų, kelių langų nepažymėjo ir įvyko chaosas. Viens kito stiklus paėmė, atsisuka, kur mano stiklai, stiklų nėra, stiklai jau kitam lange. Tai yra svarbus aspektas susižymėti. Iš viršaus žemyn, iš kairės dešinėn tokiu principu atsiminti reikės. Ir kiekvienas gausite po objektėlį, tai yra po varčią ir staktas. Su durim lygiai tas pats. Apvadų nenuiminėsim, todėl nežymėsim. Nes apvadus nuimant mes daugiau padarysime žalos negu naudos, nes sulaužysime ir nematome tikslo jų nuiminėti. Čia vietoje juos valysime, impregnuosime, dažysime ir panašiai. Ta pačia sistema. Jo, pirmiausiai susižymim pačius blokus, jeigu viso namo imtume, taip kaip pradėtume nuo fasado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kiek bebūtų, ir paskui to bloko per brūkšnelį rašome jau mažesnės dalis. Naudosim gremžtukus ir bandysim gremžti, kaip einas, kaip dažai lupasi. Jeigu, sakykime, ten sunkiai įeina, neina nugrandyti, tada jau imsim kaitintuvus ir pakaitinsim ir gremšim. Gremžtukai yra šitie skirti tokie. Čia yra mano gamybos, man jie tokie atrodo geriausi. Kęstutis prisidaręs yra. Čia aš paveldėjau iš savo meistro. Galvoju, kad yra jie geriausi.
Čia iš tikrųjų daugiau buvo skirti plokštumom, nes baldus restauruodavo, tai spintų fasadus ir taip toliau didesniem paviršiam. Čia pritariu, kad langam Laimono geresni. Šitie serijiniai galite jų Senukuose. visur įsigyti irgi gal ir nėra blogi, bet esmė tai, kad yra gan silpni metalai ir turi labai dažnai galąsti. O jeigu tik negalandi, tada atrodo, kad visiškai nieko neverti instrumentai. Tai su visais, aišku, instrumentais tas pats yra. Matot, nėra vieno elemento, tai yra dygio. Yra, bet bet jisai nulūžęs. Dabar iš karto žiūrint į šitą detalę, kodėl nulūžo, todėl kad gale buvo didelė šaka ir praktiškai dygis gero meistro buvo išpjautas, išdrožtas tiksliai, bet laiko neatlaikė ir sulūžo. Vienas, reiškiasi, iš būdų yra paprasčiausias imti visą detalę keisti, gaminti naują ir panašiai. Ir toks būdas yra įmanomas, kiek jisai yra priimtinas, jau čia vėl mes tą tokį diskusiją arba vidinis balsas turi prabilti. Ar man tai yra svarbu, ar tai yra autentiška, bet šituo atveju, kadangi ir mokomės, bus pakankamai sudėtinga tai padaryti, nes mes čia toliau turime šaką. Dar ir kitą šaką, bet ta šaka yra visiškai sveika, teoriškai vadinama gyvoji šaka, nesupuvusi, netabokinė, bet, pavadinkim, iš stališkos pusės, iš meistrystės pusės turi būti labai aštrus įrankiai, ir įgūdžiai, nes čia yra ta mediena sukta, pačios šakos struktūra, lyginant su medžio struktūra, yra dar kitokia, trapi šaka ir panašiai, bet mes bendrom jėgom, su pagalbom šitą detalę suremontuosime. Tai yra implantuosime dygį. Naudosime šiuolaikinius klijus, nes tai nėra atkūrimas visos detalės autentiška technologija. Čia yra gydymas, kaip aš visada sakau, ir medicinoje, jeigu kas nors natūraliai išauga, tai natūraliai, bet kažką reikia ir prilipdinti, prisiūti ir taip toliau. Tai va, tai pats principas būtų toks, kad mes išsipjausime dabar lizdą pjūklo pagalba, reiškia įsipjovę plokštumas vidurinę dalį turėsime išmesti, tai yra iškaltuoti kaltų, kad lengviau būtų, kadangi, kaip sakiau, trapi kieta mediena, galima tą išmetamąją, pavadinkim, dalį pašalinamąją dar įsipjauti kelis kartus, kad ją būtų lengviau išskelti. Ir įsiklijuosime su klijais naujos medienos, reiškia, ruošinuką. Jis pas mumis bus platesnis, storis jau bus tikslus pagal lizdą, bet platesnis, kad po įklijavimo mes galėtume iš dviejų pusių susivesti, prisidrožti. Ir tada ir žinoma ilgesnis. Nes vėl nepadarykite tos klaidos, kad kiti nori jau lygiai tokį patį įstatyti pagal tikslius matmenis, tai yra sudėtinga ir geometrija pataikyti visur, išskyrus storį, pridėsime užlaidas technologinės, kurias toliau pašalinsime proceso metu. Klijus naudojam dviejų rūšių poliuretaninius ir PVA D3 klasės. Kada kokius naudotai, mano tokia praktika yra, jeigu yra mediena tokia pavargus arba dedam implantuką ir dalis medienos yra geros, kuri gali tvirtai sukibti, o dalis ten, kur yra kažkokių tarpelių ir negali PVA klijai turėti gerų kontaktų, tada naudoju poliuretaną, kad jisai įsismelktų labiau į įpūvusias tas vietas. Mėgstami japoniško tipo pjūkliukai, tai jie yra ypatingi to, kad jie yra daryti iš labai plono metalo, bet kadangi jie yra labai plono metalo, tai jų negali pirmin atgal stumdyti, nes tada jeigu stumiant, tiesiog jis sulinksta ir sulūžta. Ir todėl dantukai yra visi orientuoti į vieną pusę, kad traukiant ir stengtis saugoti tą instrumentą,
nes jeigu papuls klijų, šitų tiesiog užsivels dantukai, ten bus kokias nors vietas reikės paklijuoti. Ir Lietuvoje ir visur, manau, taip pat langai neklijuojami buvo. Yra viskas ant medinių sunėrimų padaryta. Kai prisilieti prie autentiškų darbų ir turi galimybę juos nuimti, tada matai visą technologinį procesą, kaip buvo pagaminta, kad reiškiasi yra praktiškai čia yra 3 skirtingos detalės, tai yra viena, šitas burbuliukas pavadinkim 2 ir karnizėlis yra 3 detalė. Visos detalės, kadangi klijų, dar kartą pasikartojam, tuo laiku lauko sąlygomis nebuvo galima naudoti, nes kaulo klijai neatsparūs drėgmei, tai viskas natūraliai vinutėmis, vinimis prikalta ir kaip matote, vos ne 100 metų stovėjo, tik tai nuo atmosferos poveikio ją pakėlė. Kaip pakėlė? Dėl to, kad iš viršaus pateko krituliai, žiemą jie sušala, kaip asfaltą atplėšė, taip ir medinės detalės, jas tiesiog pakėlė. Tai mes ją nusiėmėm, nusivalysim ir vėl autentiškų būdų vinimis, ir dar pridėdami 21 amžiaus gerų klijų atgal pastatysim, bet čia šitoj vietoj klijų gali praktiškai ir nebūti. Dabar, kaip sakiau, dėl implantavimo, tai vėlgi matome medieną. Ir čia jau galime vėl daryti tokią, medis buvo, reiškiasi, teoriškai šita yda medžio vadinasi įvijumas. Yra natūralus, kai medis auga įvijai ir yra jisai susuktas ten nuo reiškiasi, augimo sąlygų ir taip toliau. Tai čia buvo pagamintos abidvi berods. Šita tai tikrai, čia yra rusiškai nuolaja lietuviškai. Nuo čia turi nubėgti vanduo. Tai iš sukto medžio, dėl to čia mes biski bandėm ją, būtų idealu irgi nusiimti, vėl ją pastatyti atgal su tuo pačiu kitu, bet tas nuėmimas dabar dar čia mes sprendžiam. Gal bandysim atpjauti kažkaip vinis, nes vinis prirudyja ir nenusiema. Yra grėsmė sulaužyti šitą detalę iš viso. Tai po truputį pakrapštant, vėl tas vertinimas, ką daryti. Tai jeigu jau nenuimsim, tada čia išvalysim, atgal bandysim prispausti ir dar prieš tai ten kito tokį, tarpinį nenuėmimą, bet dalinį pašalinimą. Ir ką sakiau apie implantavimą, tai čia reikės šitoj vietoj priklijuoti. Kebli situacija yra ta, kad čia yra vinis. Mes negalime normaliai atpjauti, dėl to čia nežinau, mano mintis turbūt naudoti šlifuoklį. tą plokštumą, prie kurios reikės priklijuoti, sušlifuoti juostinių šlifuoklių, nes yra krūvos vinių, kurių mes vėlgi čia nesulaužę nepašalinsime. Taisyklinga nuolajos forma vidiniai pusiai turėtų būti griovelis, kur vanduo susiformuoja į lašą ir jisai išlaša. Na, šičia principas yra, kad jis šiek tiek atverstas ir tas vanduo vis tiek nepabėga. Kas jau esat protezavę ir švariai nusivalę, tai reikia langus impregnuoti. Impregnuosim linų sėmenų aliejum ir jį skiesim taip iki 50%, sakykime, galima skiesti balzaminiu terpentinu pušų. Terpentinas pagreitina truputį procesą, jisai paskatina geresnį įsigėrimą į aliejaus į medieną. Kitas būtų galima jį šildyti iki 60 laipsnių irgi tada tas panašus įsigėrimas būna. Arba tepti šaltų, bet grynų, bet tik tais ilgiau tas procesas visas truks. Ir kaip kalbėjom su kolegai iš Norvegijos, tai pas juos irgi ta diskusija yra, ar maišyti ar nemaišyti, reiškia pilti terpentino į aliejų ar ne. Tai skirtingai nuo meistro, tai taip ir yra daroma. Mes šiuo metu, kadangi kursai yra ribotos trukmės, tai mes skiesim. Aš sumaišysiu ir paskui po to, kai gruntavimas vyksta tol, kol mediena geria. Tiesiog pasiėmus teptuką, jo vedžioti.
Kai matom, kad jau nebegeria, tada nuvalom perteklių. Perteklių valyti popierių ir užkursim čia tokį laužiuką ir popierius tiesiog ten sumesti, nes aliejus linkęs užsidegti, jeigu yra ypatingai šluostoma su audiniu. Ant lango paliko perteklių aliejaus. Ir jisai nenudžius, labai ilgai džius, tai jį reikia nuvalyti, o atvirkščiai ta detalė, į kurią skverbėsi aliejus, ant jos nesimato perteklių, tai ant šitos trūksta, o čia per daug. Tai va, ir čia va drąsiai jūs turit. Šitą visą iš ten net nereikia. Impregnuosim, bus galima su kitu užtaisyti plyšiukus, kurie, sakykime, jį naudoti taip kaip glaistą. Senovinių būdų, kaip tą metalą sutvarkyti, tai dabar su dažais sudėjom į ugnį, nudeginam. Čia turiu dervą, tai yra ta derva yra išvaryta kaitinant pušų kelmus arba sakingą medieną. Tokia medžiaga ir jinai naudojama tiek metalam, valtim, tepti visokiem, impregnuoti mediniam dalim ir metalui taip pat. Tas kampiukas per šaltas. Biškai daugiau malkų reikia, bet principą parodau, jį galėsime čia vėl dar kartą. Jeigu per šaltas, matot, dar kartą kaitinate ir vėl iš naujo. Turime karšto. We do the same in Norway, and yeah, so again it's similar traditions. And I have to say we also do it, sometimes we do it more simple, with we just get rid of the rust and use linseed paint. Uždarysime stiklo, reiškia, dėjimo vietą. Uždarysime tą prasme, kad suformuosime plėvelę, kad iš šelako iš kito mediena neištrauktų aliejaus, nes kito sudėtyje yra aliejus. Mediena kažkiek prisodrinta, gal čia nedasodrinta tuo impregnantu aliejum, tai kad neištrauktų, nes kas atsitiks, iš kito ištraukus aliejų, jisai tokiu būdu išdžiūna, lieka daugiau kietųjų dalelių, jis gali pradėti trupėti, birėti ir taip toliau. Ir čia vat ir Laimono tokia versija, kad dėl to seniau ir jis buvo viena iš tokių aplinkybių, dėl ko pakankamai greitai išbirėdavo. Dabar mes naudojame tam uždarimui vėl natūralų produktą, tai yra šelako politūra. Čia galėsit pasiskaityti, bet tai yra sudėtis 40% švaraus šelako ir iš atitinkamų vabzdžių išskyrų. Ir jos ištirpintos spirite. Tai dabar žiūrėkit, čia tokia irgi trumpa instrukcija gamintojo, kad užnešti tamponų arba voverės šerių teptuku. Tai aš nežinau, ar čia voveraitės ar ne, ko gero jo.
Bet vėl, čia jau baldų restauratoriams iš tikrųjų turbūt dėl kažkokio tai glotnumo ir taip toliau, švelnumo. Matot, ant kiek niuansų, vėl aš čia su jumoru, bet rimtai šnekant, baldų restauravim, kur jau, vėl aukštas meninis lygis, kiek visokių niuansų iki, skriaudžia voveraičių uodegas. Tai dabar baigiant prie mūsų langų proceso, tai viso lango neištepkite, tik šitas dvi plokštumėlės, kur glausis stiklas, bet ne šitas, nes uždarysit, paskui ten dažai ir taip toliau nereaguos, tai neišsimurgit labai. Gal pradedam nuo įrankių. Tai jo, šita liniuotė, tai jinai prie pjūklo, prie elektrinių įrankių, bet labai man jinai patinka, turi gumas, ant stiklo neslysta ir turi labai tinkamo aukščio kraštą. Dabar kas per tepalas, tai yra specialus tepaliukas ir aš pradėjau klausinėti, kam reikalingas tepalas. Vienas paprastesnis stikliorius tiesiog, kad suteptų ritinėlį ir lengviau slystų. Rimtesnis stikliorius man paaiškino taip. Kai rėžiu su ritinėliu, į stiklą įrėžiu rėžį. Tai yra tam tikro gylio ir tam tikro pločio, reiškiasi, rėžiukas. Į tą rėžiuką pribėga tepalas ir jis padaro tokią atskirimo terpę. Atitinkamos jėgos ir tą stiklą vieną nuo kito, jau čia mikrofizika ir taip toliau, bet šiek tiek atskiria. Ir nuo to stiklas geriau lūžta. Ir šitą įsitikinom, bandėm pjauti sausai ir bandėm su tepalu ir galėsit pabandyti, skirtumas yra. Dabar dar iš teorijos vėl, ką išdavė stiklioriai, kuo, galima sakyti, bukesnis rieštukas, tai yra daugiau atidirbęs, tuo labiau jis tinkamas storesniam stiklui. Vėl, kokia teorija? Tas rėžiukas, būkdamas, kai bunka šitas ritinėlis, jis daro rėžiuką platesnį. Storesniam stiklui platesnis rėžiukas lengviau lūžta. Teorijos kaip ir daugiau nėra, išskyrus, kad jeigu yra dėvėtas, mes ten turim senas stiklas, mano meistras mokė tą rėžio vietą tiesiog prasibraukt pirštu, nusivalyti, kad nebūtų dulkių, abrazyvinių kažkokio, kad nebūtų tokio dir. Tiesiog nusivalyti. Mes su grupioku vadindavom tai pabūrimu. Pabūriu, o tada rėžiu. Spaudimo stiprumas priklauso nuo stiklo storio. Čia praktiškai, ką mes turim, ploniausias eksploatuojamas stiklas 2 mm. Tai, tą režimą moteris ypatingai visai, jeigu nespausi, tai nieko nepadarysi. Bet, jį reikia tiesiog pajust. Paskui iš klausos girdėsit, kaip per stipriai toks, aižantis garsas turi būti, normalus, to mes išgirsime ausimis ir pajusime. Dabar šiti rieštukai turi tokį vieną smailesnį kampą, kitą bukesnį kampą. Tai ir ta pusė, ir ta galima rėžti, bet principas yra tas, kad negali rieštukas rėžimo metu atsigulti ant šitos plokštumėlės. Nes jeigu atsiguls, tai ritinėlis pakils nuo stiklo. Tai šitas bukesnis, jeigu aš rėžiu neilgą stiklą. Tai yra mano ranka tokioj. Jeigu aš ilgą stiklą rėžiu, tai žinoma smailesnis. Tai va tik tai toks tarp šitų vietų skirtumas. Viskas. Ir rėžimo metu pagrindinis dalykas, kad rieštukas su stiklu turėtų statmeną kampą. Ne taip, ne taip. Tai va šitos liniuotės kraštelis, ypatingai nepatyrusiam rėžikui, labai pagelbėja tą kampą išlaikyti. Dabar paskutinis niuansas, laikome kaip rašiklį rieštuką, tušinuką. Ir vėl, aš rekomenduoju, kažkaip aš pripratęs, ir su ta liniuotė, dar aš pridedu pirštą, kad aš jausčiau ar nepalinkęs. Viskas, tiek teorijos. Ir griežta taisyklė, antrą kartą kartot negalima čia. Vieną kartą nepataikėm,
matavimas yra toks, kad rėmai jūsų tikrai nebus idealiai taisyklingos formos. Tai toks yra būdas matuojam iš natūros. Ne suliniuotę matmenis, tada reikėtų kampų, mačiu įvairius kampus, tikrai pasimesit. Užsidėjom ir pasimatavom. Vieną, čia prie jūsų gal, jau kai darysim, galim parodyti iš tikrųjų, gal kad aiškiau būtų. Tai va, kas tai yra iš natūros? Vieną kampą mes prisitaikom, tik žiūrim, kad ir va šita va dalis, nes jau va žiūrėkite, va čia jums iš karto realus pavyzdys, kad kampo nėra. Jo? Ir toliau visur turėtų likti tarpeliai. Taip jau per visą plotį po 2,5 iš kiekvieno krašto. Tai yra 5 mm stiklas mažesnis iš pločio ir iš ilgio. Bet čia tas 5, 4, bet tikrai neturi būti tikslus. Jeigu įdėsite be tarpelių, medis vaikšto, stiklas didelė tikimybė skils, juo labiau, kad jis yra tik 2 mm. Tai žymėjimas vat labai yra elementarus. Ir dabar, kad mes jo neapsuktume, nesumaišytume, tai nežinau, čia mano būdas, jeigu ten yra viršus, tai aš dedu rodiklę. Ir tada aš jau jo nebesumaišau. Tas vat, pradžia iš tikrųjų, aš irgi čia silpniau, tai iš pat pradžių visada tą pradžią sunku pagauti. Tai kai įsidės stiklas ant kito, kitas turi ištrykšti ir pilnai per stiklą matyti reiškiasi kitą. Medžio neturi matyti. Jeigu matysis medžio, stiklą imsite atgal, iš naujo ir vėl tepsite. Ir dabar vibruoja. Jo įsidėjus stiklą reikėtų atkreipti dėmesį, ar stiklas nėra mažas. Ir turėtų omeny, kad saulė įkaitus vasarą gali kitas suminkštėti ir gali stiklas nuvažiuoti į apačią. Dėl to, jeigu yra šiek tiek mažesnis stiklas, tai tiesiog reikia iš apačios pakišti degtukus. O čia matom, kad yra stiklas ganėtinai tikslus ir jeigu jisai ir pasmuks į apačią, tai nieko nepasidarys. Paprasčiausias naminis būdas, kaip jūs sakėte, tai yra, užtat reikia rankom susišildę ir dirbti viską greitai ir tiesiog taip važiuoja aplinkui. Įspaudė, o dabar jis yra paprasta šlifavimo mašinytė. Tik pakartoju, nenusipirkite apvalių padų, nes jinai turi dar laisvai sukasi. Ir tiesiog žiūrėti, kaip tas kitas slenka, jisai turi išslinkti į lauką išeit, o matom, kad čia jau kažkiek yra, dasispaudžia, dar užtenka. Nes jeigu nedasispaus, o paliks tokią nišą tarp stiklo ir medinio rėmo, rasojantis stiklas, tenai pradės kauptis vanduo ir tiesiog prasidės pelėjimai. O dabar stiklo tvirtinimas, tai yra tokie specialius kabakalės, bet Lietuvoje nėra, man jų nepavyksta nusipirkti ir niekas net neparsiunčia tokių. Tai tiesiog, kai būna kaip kabė šauni, taip ir šitie šauni, tada greit paspartina darbą. Galima pasimti tokią kietesnio metalo vielutę, jinai dar būna irgi tokį ilgą galiuką, įsikarpyti, palenki irgi patogu yra taip. Toks būdas. Arba yra porankinė priemonė, vinukai. Jeigu atkreipia dėmesį apvyniotas, lipnėjo stilė pasukė per stiklą pataikyti. Jo, o šiaip jeigu neturit apsiviniuoti, tai paprastai, kai dirbant po ranką turiu švitrinio popieriaus, tai tiesiog tą gražiąją pusę dedu ant stiklo. Yra labai svarbu, kad vinukų galvutės kituojant neužkliūtų.
Čia vėl sauga, į akis neprisivarykit. Prilaikykit, kad kolegom ir taip toliau, jeigu vaikam, nu... Ir nepasilikit per ilgų, svarbu stiklą užkabino, nes užkituosit, liks, arba vėl reiks kirpti, taisyti, jo rudys ir taip toliau. Bet čia vėl supraskit, kad ta pati medžiaga aliejus, dažai aliejiniai ir tas aliejus gali laisvai, reiškia, kvėpuoti ir taip toliau ir kitas džiūsta. Jeigu užsidažysit sintetiniais dažais, aliejus norės garuoti, plėvelė užsidėjusi, uždarot ir jau tada prasideda tų dažų atkėlimas ir taip toliau. Šito proceso nepagreitinsit. If the sheet is too loosen, Jo, jei kitas per minkštas yra, you can take some krita, chalk maybe. chalk, yes, chalk, Kreidos galima paimti. to fasten it. Jo, tiesiog sutvirtinti. Dar panaudot kreidos sutvirtinti. And yeah, and also on your fingers, you can use chalk to. Tiesiog Get su rid of pirštais the- galima įtrinti. And on the Rankom, jo, A. prieš tai dirbant šitas Ai, rankom, kad neapsiklijuotų kaip talku naudoti, pasitepti kreidą. Vienas būdas pasiima tokį drūtą gabaliuką. Ir pas jo nubraukti špakliuoti. do it like that. Yeah, a lot. Gerai prispaudžiam ten, kad... And then you have Po to kitavimo mentelė yra. Speciali, nemaišykit su glaistyklėm plonom ir taip toliau, speciali kitavimo. Čia kur tokios juodom rankenėlėm, va šitos tai yra. Jos irgi kaip ir tam Lietuvoje pirktos anos. Ir kaip prašo, kaip ir kitavimui. Bet jin turi būti kieta ir pakraščiukai tokie kaip šlifuoti. under his. Kas nors ko nors dar, nes aš nefotografuoju. Gerai. Va, ir svarbu, You've done it before. dar vieną tokį praleidom vieną etapą, kadangi mes prieš tai mes nematom dabar antroj pusėje, kur medis yra, tai reikia tą pusę jo nusimt, kad tada matytumėm, kiek ir kito negali užeiti daugiau, nes tada žiūrint iš vidaus negražiai atrodys. Reikia lygiai su likto medžiuku. Dabar žiūrėkite, kaip sakiau, lango sandarinimo yra 3 etapai, 3 skirtingi sąlyčiai lango ir namo kitų elementų. Tai pirmiausiai staktos ir namo angos reiškiasi sąlytis. Tai jis, čia mes kadangi nelupom ir taip toliau, jis yra sandarinamas su pakulom linų, su vilna ir kitomis natūraliomis impregnuotomis medžiagomis. Kadangi mes apvadų nelupom, nei iš lauko, nei iš vidaus, namas statytas vokiečių arba pagal vokiečių technologiją, tai aš tikrai pilnai tikiu, kad visas šitas reikalas padarytas tvarkingai, bet to užkala yra tvarkinga, pro ten neprapučia. Tai mes to nematom, to nemokinam, bet vėl pagal situaciją, jeigu abejojate, tai bent jau vieną apvadą reikėtų gražiai atlupti ir pažiūrėti situaciją, ar ten viskas tvarkinga, ar nereikia persandarinti. Dabar kitas niuansas yra
stiklo ir varčios sandarinimas, ką puikiai atlikot, puikiai darėte su kitu, įkitavote stiklą ir turbūt niekam nekyla abejonių, kad tai yra sandaru. Sandaru, ekologiška, iš vidinės pusės, iš išorinės pusės. Daug meistrų nežino, kad reikia ir iš vidinės pusės kituot. Vat Celestinas, jis atrodo ir su patirtim ta senaja, bet iš karto stiklą dėjo ir ant viršaus apkitavo. Tai yra didelė klaida iš principo. Ir tos klaidos galime matyti, kad ir šičia, kur senus lupo, tai iš antros pusės turbūt kito nelabai suradote. Tai ten viskas gerai. Dabar trečias etapas, tai yra varčios ir stakto sąlytis. Tai jeigu žiūrint iš išorės, tai tas sąlytis vyksta ties šitu krašteliu staktos. Tai kaip matote, čia nėra nei tarpinių, nei dar kažko. Dabar mes kokį variantą siūlom. Ir dabar dar svarbus niuansas yra toks sandarinimo, jau ir minėjau per teorinę paskaitą, vis tą pavirvytės pavyzdį naudoju, kad iš vidinės pusės šitas diubeltas vidinis langas žiemai įdedamas turi būti užsandarinamas labai gerai. Per jį neturi joks oras cirkuliuoti iš vidaus. Nei šiltas oras, nei drėgmė kartu. Išorinis langas turi turėti vėdinimo sistemą. Tai arba ją paliekam natūralią, arba tada ir norvegiškoji medžiagoje rekomenduojama 2 skylės apačioj, 2 viršui. Per kur ir kaip gręžti, vėl tai priklausys nuo varčios konstruktyvo. Ten yra užkaitas, nėra užkaito. Na čia jau meistras turi parinkti, kaip tas kiaurymės geriau išgręžti. Mes šiai dienai pasirenkam tokį tarpinį variantą, kad užsandarinsim tik tai vidinę, o išorinę paliksim tokiam natūraliam vėdinimui. Tai ir ta invazija šiek tiek mažesnė yra, ir tų skylių nereikia gręžti, tai irgi yra toks variantas. Dabar žiūrėkit, šiuolaikiniai tarpinių įdėjimo metodai yra tokie. Čia man paskolino tarpinių pardavėjai tokį pavyzdį. Čia yra staktos elementas, šitaip, ne? Yra specialus įrankis išfrezuoti šitam grioveliui. Tai čia vėl jūs turite pasirinkti, kurį invazijos metodą naudojat. Bet pasakau iš karto šito minusą. Tai pirmiausia yra invazija. Norint ją užtaisyti, čia reikės kažkokią listelę. Jeigu norėsit ypatingai didelio autento ir jeigu tai yra vėl, jau mes apie tos lygmenį šnekam, muziejinis, dar reiškiasi paminklinis pastatas ir taip toliau. Tai jau čia tokia invazija. Ir kitas stiprus minusas yra, jeigu varčia čia priglunda be jokio tarpelio, jūs įdedate tarpinę, gali labai sunkiai užsidaryti langas. Gali laužti, gali lankstus išversti ir taip toliau, ir taip toliau. Jeigu buvo gero meistro, tai šitą būdą naudojant, prieš jį naudojant, iš vidaus turit pasižiūrėti, ar tarp varčios ir staktos yra kažkokie plyšiukai. Jeigu varčia priglunda idealiai ir tik kur nekur yra plyšiukai, šito būdo nepatariu naudoti, turėsite daug problemų. Paprasčiausiai uždarant langas, dar kartą kartoju, gali išskelti, gali vyrius išversti, išstumti ir taip toliau, ir taip toliau. Nes vis tiek šita guma susispaudusi 2-3 mm priklausomai kokio storio, tą tarpą suformuoja. Dabar mūsų čia architekto Povilo buvo mintis, pas norvegus kai ką panašaus matėm, yra tokie pridedamos juostelės su grioveliu. Tai tą griovelį įsistato, šitos tarpinės yra silikoninės. Jos yra ilgamžės, prie jų nekimba, ne taip gerai, pavadinkim, kimba visai, kad nekimba gal negaliu pasakyti, bet ne taip gerai kimba dažai ir panašiai. Tai principas jos yra tas, kad mes ją prikalam šitoj vietoj. Jeigu žiūrėsim dabar, ką mes darysim, tai prikalsim šitoj vietoj. Ir kaip matot, mes galim tada pareguliuoti, kur yra didesnis tarpas paspausti, kur yra mažesnis. Listelė yra pakankamai plona, lanksti, tai ją galima šiek tiek paformuojant. Tik tai pasakau, kad
tarpinė turi sudirbti, neturi būti jinai visai suspausta va taip. Tiesiog prie jos turi priglusti. Kita tarpinės pavyzdį atnešiau, tai yra priklijuojama, jau nesilikoninė, nu aš ją vadinu vienkartinė. Nu, 1-2 sezonui susispaudė, prilimpa, kad ir dažyta, nedažyta, senukose jų pilna. Tai toks, na, prastesnis variantas, nu, iš bėdos. Ir vėl jinai klijuojasi tada čia ir vėl tas pats laužimo principas. Šitas būdas aš jį, tarkim, konstravau, gaminau nu, kiek įmanoma smulkesnį, briaunelę nuėmėm, čia galima dar kažkokį kitokį raštuką. Galima, nu, vėl norint, jeigu didelis atstumas yra kažkokį didelį raštą, ten margint, gražint čia jau nuo jūsų. Aš stengiausi kuo mažesnį invaziją. Ir šito yra pliusas ne tik, kad jį galima reguliuoti pagal tarpą, bet jeigu atėjom ir norim visiško autento atstatyti tai, kaip buvo, mes jos nepriklijuosim, prikalsim vinim. Išėmam ją, išlupam, gavom visišką autentą. Šitu atveju jau mes čia, sakau, žalojam ir taip toliau, ir taip toliau.